Mūsų gyvenime yra tiek daug kelių, tiek daug balsų, kurie kažką siūlo, kviečia, žada. Ir kartais sunku atskirti, kas iš tikrųjų veda į gyvenimą. Ne viskas, kas gražu ar patrauklų, duoda gyvybę, duoda ramybę. Kartais po tuom slypi tuštuma, kartais kažkas labai tyliai atima džiaugsmą, viltį, vidinę laisvę. Tarp viso pasaulio triukšmo reikia pastangų išgirsti Jėzaus balsą. Balsą, kuris tave kviečia, aš esu vartai. Tai reiškia, yra kelias, kuris tikrai veda į gyvenimą. Kelias, kuriame nereikia apsimetinėti. Kelias, kuriame gali būti savimi. Ar išdrįsi pro šios vartus žengti? Jis neatėjo kažko iš tavęs paimti. Jis atėjo tau duoti gyvenimą, tikrą, skanų gyvenimą. Jėzus ateina duoti tau gyvenimą ne po truputį, nepakankamai kabutėse, bet apsčiai. Per jį gali įeiti į ramybę, per jį gali išeiti iš savo baimių, per jį gali pradėti iš tikrųjų gyventi. Per jį, per Jėzų gali susivieninti su Dievu. Todėl šiandienos klausimas labai paprastas. Ar tu išdrįsi sąmoningai pereiti per šios vartus? Ne tik mintise ar teorijoje, bet kasdienybėje. Ten, kur reikia realiai pereiti iš mirties į gyvenimą. Ten, kur reikės nemažai dalykų atsisakyti, kad pajustum gyvenimo skonį. Palaimintos tau dienos ir gerų pasiryžimų.